2007 birželio 8 diena. Iš visos Lietuvos į Vilnių atvažiavę jauni žmonės čia, šiuose parodų rūmuose, praleis visą dieną. JTB agentūros darbuotojai pradeda registraciją ir didžiulė, dar prieš kelias valandas buvusi tuščia salė prisipildo šurmulio. Visiems smalsu, visiems įdomu. Viena iš forumo dalių – kontaktų mugė. Jauni žmonės čia atėjo tam, kad pristatytų ir papasakotų apie savo organizacijas ir jų veiklą kitiems, kurie šiandien dar nežino, ką būtų gera veikti rytoj. Ką pristatote? Pristatome savo leidžiamą laikraštį jaunimui. O kuo jūs tokia ypatingi? Kuo laikraštis ypatingas? Tai ypatingi tuo, kad mes esame vieninteliai Lietuvoje, kurie to užsiimame ir pirmieji tokio tiražo laikraštį leidžiame. Kuo esate ypatingi? Lietuvos moksleivių sąjunga. Esame ypatingi tuo, kad esame jaunimas, kuris vienyje visas Lietuvos moksleivių savivaldas. Bent jau siekime taip. Plečiam jaunimo veiklą, kad jinai būtų kuo kultūringesnė. Tai rengiam renginius įvairius, kaip muzika yra, šortinai.